O tai kur jūs gyvensit iš tikrųjų? Nu, tai čia mano reikalas, o ne visuomenės, kur aš gyvensiu. Europoje ar kitoje kokioje nors? Afrikoje. Afrikoje. Kur šilta. Kiek kainuos valstybei jūsų išlaikymas užsienyje? Ką žinau, susimėsit visi. Kaip Tai mes nors ir taip išgyvensim. susimetam ant jūsų saugojimo. Nu, man, tai ir toliau taip darysim. O tai, Čia įsivėldavo kremaskas ir mane tepdavo. Kreipiuosi visus mane palaikančius žmonės, norėdama išreikšti nuoširdžią padėką mano pagrindinėme siekia susigrąžinant savo dukrelę. bet mama būdavo ar nebūdavo tada? Būdavo. Bet visą laiką mama būdavo ar būdavo, kad tave vieną su juo palieka? Palieku. Aš visų būdavau, mama išvažiuodavo į darbą, į mokyklą, pasivaikščiot, o paskui mes buvom per virtuvės, atidariau duris ir mama išgirdėjo, ką mama sakė. Ši kova tęsiasi nuo 2006 metų. Kovojant dėl teisės auginti savo vaiką, susidūriau su šmeižto lavina iš oponentų pusės. O paskui kartais jam jau kažką padaužė, iš karto ar metą, tai jam iš karto jam jau kremas bėga, iš karto kaip kažką daužė ir jam, nu tai... Nu, papasakok, kaip jisai taip darydavo? Su kuom jis taip darydavo? Nu, palauk, toks... Kuom jisai taip darydavo? Nu, susijęs. Nu, ir ką toliau? Nu, ir tada mane maudavo dar, kai būdavo į vonį. Čia. Girdavo. Aš dar nesuprantu nieko kaip lėliukas. Noriu pabrėžti, jog pagal įstatymą esu nieko nekaltinama ir neįtariama. Kaip žinome, esu kalta ne pagal įstatymą, o pagal kažkieno suformuotą nuomonę. Ką jisai darydavo iki šiol? Jis paskui laikydavo. Įkišdavo ir laikydavo į burną. Ir paskui jis sako, nepaleisiu. O jisai tave laikydavo įkišęs į savo ir sako, nepaleisiu tavęs, o? Tu viena su juo būdavai palikta ir... Taip. Ir išvažiavo mama ten visur, patekta kažkokį. Visiems noriu priminti, jog dar 2010 m. lapkritį Panevėžio apygardos teismas galutinį ir neskundžiamą nutartimi atmetė Aido ir Neringos Venckų skundus dėl man nepareikštų įtarimų. Nors esu nieko neįtariama, atsidūriau nepavydėtinėje situacijoje. Išvažiavo išiknama, dar čia vokardavo biški, kirdavo. O tau kaip kišdavo, kaip tu sakai, išiknė, tau skaudėdavo? Skaudėdavo. O ką mama sakydavo? Tada sakydavo mama, kad labai gerai, kad tau tai daro. Bet tai tau skaudėdavo? Aš kandėdavau. O ką mama negindavo? Iki šiol negaliu auginti savo dukrelės, kurie auga teismo sprendimą nevykdančios. Įtariama 2 žmonių žudiko sesers namuose. Kreipiuosi ir tuos, kurie manęs nekenčia, mane niekina bei žemina. Suvokite, jog gyvename teisinėje valstybėje, kur viskas sprendžiama pagal įstatymą, o ne pagal kažkieno suformuotą nuomonę. O į skylę kur? Nu, į čia. Kur ką darai? O dažnai? O mama ką sakydavo? Tada sakydavo, paprašyk, kad dar taip daryti. Negaliu tylėti, matydama, kaip teisėjai ignoruoja teisingumą, nevykdo teismo sprendimo ir man negrąžina mano vaiko. O tave negindavo? Kauno antstolė Sonata Vaicekauskienė teigia, kad teismo sprendimas grąžinti mergaitę motinai bus įvykdytas iki kito ketvirtadienio. Man sunku suprasti, ką norima pasakyti iš to koncerto. Kad jūs visi aplinkui, kurie galvojate, kad nesant įrodymų laikyti mergaitę tiesiog pas globėją, nevykdyti teismų sprendimų, nevykdyti kažko tai kito yra normalu. Čia, ko gero, jau panašu į tam tikrą
minios nesusivokimą, ką jie daro. Čia jau yra liūdniau. Man sunku suvokti, kaip gali suaugę žmonės, turėdami šalia 8 metų vaiką, su juo šitaip elgtis. Man nuoširdžiai gaila tų, kurie ten tame koncerte yra, tai užsitrauksiu tikrai didelę nemalonę, bet pasakysiu, tai yra ant pamišimo ribos. Kažkas tai nerealaus. Vadinasi, mes šiandien Lietuvoje gyvenam po tiekos metų, aš visą laiką sakau, aš šito nesitikėjau. Teisingumas yra nesvarbu, ant teisingumo mes šokame, ant teisingumo mes trypiame su muzika, su dainomis ir sakome, valio, taip turi būti. Mums reikia visiems dirbti, įvykdyti šitą teismo sprendimą. Sprendimas vienoks kitoks, ar jis man patinka ar netinka, aš jį turiu vykdyti. Jeigu šito sprendimo nevykdysiu, aš įvykdys, bet antstolis. Taip, turbūt nereikia atsiprašinėti visuomenės už tai, kad žmogus dirba savo darbą. Jūs nesigailit apskaitai, kad ėmėtės šito, nesigailit? Reikia kuo greičiau tą situaciją baigti. Kai nebuvo pateikti tam tikri įrodymai arba teismas nerado jokių įrodymų, sakysim, pačios pedofilijos, tai ta krizė, kai prasidėjo, jinai niekaip negali baigtis. Man, sakau, suaugęs žmogus ištverti gali bet ką. Baisiau yra žiūrėti į pačią mergaitę. Ir panašu, kad šiandien niekam nebeįdomu tos mergaitės būsena. Niekas apie tai negalvoja. Galvoja apie tam tikras ambicijas. Mergaitė turi būti grąžinta mamai. Man nesuprantama, kaip teismo sprendimas, akivaizdžiai matosi, kad nevykdomas. Labas vakaras, jūsų dėmesio ketvirtadienio TV3 žinios. Garliavos drama pasiekė apogėjų. Šįryt gausios policijos pajėgos pradėjo Drąsiaus Kedžio ir Laimutės Stankūnaitės dukters paėmimo operaciją. Netrukus ji buvo perduota motinai. Visą tai tiesiogiai transliavo TV3. Nors pareigūnai sako, kad perduodant mergaitę prievarta nenaudota, dabar jau buvusi mažametės globėja Venskienė tikina priešingai ir kaltina teisėsaugą sumušus ją bei mergaitę. Viešosios tvarkos, elkitės atsakingai. Gerbiami piliečiai, įspėjama. Teisingai, traukit šitą. Reikalaujame nutraukti neteisėtus veiksmus. Nenutraukus neteisėtų veiksmų bus panaudotos specialiosios policijos priemonės. Elektros impulsiniai prietaisai, dujos, guminės kulkos, tarnybiniai šunys. Prašau patraukti mergaitę nuo lango ir ištraukti. Prašau atidaryti duris. Dabar yra pasirinkimas vienas. Arba dabar, arba už vienos minutės. Mes tai suprantam. Žinom, kad tą gali būti sunku. Mums irgi sunku. Ir tai yra visiškai suprantama. Tu gali ir šaukti, ir verkti, ir rėkti. Yra visiškai normalu. Mes tai suprantam. Tiesiog tu turi šiandien apsispręsti. Ar dabar eini, ar po vienos minutės. Labai yra paprasta. Ne, aš niekada neįsiu. Einam. Ne. Duok ranką man. Ne, mes nueisim patik. Gelbėkit mergaitę! Vaikas iš pradžių dar verkė, paskui prarado žadą, tik tai ir viskas, ne žodžio neištarė. Vėliau panoraminį langą laužė, vaikas jau prarado iš viso orientaciją kažkokią, tik tai iš pradžių ten rankutę mušė, kad eik, tai, o jau paskui neištarė nė žodžių. Mes matėm tą vaiko kančią, tą vaiko siaubą, kuris nematėme net kalbą.
Na ir po to, suprantat, matėt gal, kad mergaitė klykiančia, kad jos klykimo nesigirdėtų, taigi megafonas kaukė visa sveikata. Tai mano tokie buvo matymai, tokie buvo išgyvenimai. Apie kameras papasakokit. Kas su kamerom buvo? Su kamerom buvo toks dalykas. Viduje buvo kameros. Tai jie įėjo į vidų, jie visas kameras praktiškai išjungė. Ir nukreipė kažkur kitur. Tačiau viena atrodo iš jų liko veikti, nes ten kažkaip tai buvo kitaip padaryta. Ir per ekspertai EU ir kitur, man atrodo, internete yra garso takelis, kuriame bus autentiškai girdėtis viskas, kas vyksta. Vaizdo nėra, bet garsas bus. O kokios televizijos įvykius, kaip televizija nušvietė įvykius vietoje, kaip elgėsi? Televizija, iš tikrųjų, TV3 reporterių garbei reikia pasakyti, kad jie visą laiką budėjo klonėje taip kaip ir mes. Mes naktimis ir jie naktimis. Mes dienomis ir jie dienomis. Tai iš tikrųjų ir šią naktį jie taip pat budėjo. Tačiau, kai prasidėjo visis tas veiksmas, jie pasijungė prie kameros ir filmavo tiesiogiai. Ir iki 8 valandos ryto iš tikrųjų visa informacija buvo pakankamai objektyvi ir bešališka. Tačiau susirinkus 8 valandą, kaip mes įtarėm, televizijos ir radijos vadovybė į darbą, buvo duoti kiti nurodymai ir informacija iš karto pasikeitė. Iš karto vyksta didžiulis dezinformacijos rautas. Iš tikrųjų televizijos gal net nereikėtų žiūrėti, o ieškoti tik informacijos YouTube ir kitur internete, nes manau, kad dar kurį laiką jie nespės su tą informaciją, reiškia, alternatyvę turiu galvoj per internetą kovoti. Tačiau perspektyvoje jinai bus panaikinta. Tai todėl, jeigu kas galit, pasistengkite tą informaciją išlaikyti savo kitose laikmenuose. Aš pristatysiu, aš esu Edvardas Kuzavinis, neabejingas pilietis taip pat kaip ir jūs. Ir aš seku taip pat šitos įvykius ir filmuoju. Aš jums noriu pasakyti, kad vyksta informaciniai karai. Kaip jūs turbūt dabar pastebėjote, atkreipėt dėmesį, jokia televizija šiuo metu nefilmavo. Šiuo metu, kas viskas galėjo būti išgirsta, niekas to negirdėjo. Mes tą patys va štai šičia filmuojame, mes tai dėsim į internetą, per internetą mes tai parodysim. Čia LTV filmavo, aš prie jų priėjau, jie uždavinėja žmonėm klausimus, ir aš filmuoju viską, ką jie daro. Ir aš paklausiu jų, o jūs nenorėtumėt man užduoti porą klausimų? Jie sako, kodėl mes turėtume, pavyzdžiui, ir panašiai. Aš sakau, čia tiesioginė transliacija, ne? Žodžiu, tai sakau, vadinasi, jūs viską, ką nufilmuojat, jūs sukirpsit taip, kaip jums patogu ir parodysit tokį vaizdą, koks jums yra palankus. Kad suformuoti žmonių nuomonę. Taip, kad žmonės, čia buvo policininkas, jisai stovėjo su žmonėm, juokavo tenais, jisai mus linksmino, mes čia šypsojomės, jo, galbūt jisai paskaldė, kaip sakoma, bairių. Bet tuo metu LTV stovėjo ir filmavo iš pasalų. Ir štai kokį vaizdelį jie būtų perdavę, kol aš nepriejau prie žmonių ir neperskuriau, sakau, žmonės, ką jūs šypsotės, mes verkti turėtumėt, nejuokaukit su šito policininku, nestovėkim čia, nesišypsokim su juo, jisai tenai stovi, toj pusėje mes šitoj stovim pusėje. Ir tiesiog niekas, jūs pagalvokit, jeigu mus nufilmuos besišypsančius kažkokius, gal mes kartais atsileidžiam, nervai atsileidžia, ne kažką tai mums malonaus, gal kažką išgirstam, geresnių naujienų nusišypsom, ne? Jie tai formuoja mūsų nuomonę, jie nufilmuoja mus šičia ir mes atrodom nerimti, mes atrodom kaip klaunai. Aš stovėjau su šito plakatu, eina vaikinukas, sako psichas. Aš Vėlėje stovėjau prie autostrado su plakatu, prie autostrado su plakatu. Į mane mergina per langą važiuoja, žiūri, rodo, beprotis, ne? Bet iš esmės tai yra labai didelė dalis žmonių abejingi. Ir dėl to, kad jie yra valdomi kaip zombiai per žiniasklaidą. Mes ėjom čia per Gedimino prospektą. Žmonės apsipirkinėjo batus, sėdi kavinėse, geria kavutę. Lygtais Lietuvoje niekas nevyksta. Yeah, that's crazy.